Sveiki draugai bičiuliai. Visai neseniai vienam germanui iš Germanijos tvarkiau vestuvinį vaizdo įrašą. Ir pamačiau, kad YouTube'as man pasakė, tavo vaizdo įrašas, kurį sukūrei prieš metus laiko apie šį suverenų judėjimą, buvo pašalintas. Jame atskleidžiami asmeniniai duomenys, medicininiai įrašai, banko sąskaitos nuorašos, banko duomenys, asmeniniai telefono numeriai, gyvenamai vieta ir taip toliau. Ir aš galvoju, what is that? Pasistengė vyručiai. Na, kadangi tas įrašas taip stipriai žmonėm nepatiko, kad jie taip masiškai reportavo, tai reiškia, kad jame buvo pasakyta teisybė. Tad aš jį permontavau ir pašalinau viską, kas primena asmens dokumentus. Ir papildžiau šiek tiek naujos informacijos. Taigi, malonaus žiūrėjimo. Sveiki! Ar jums teko pastebėti keistus žmogeliukus, kurie kalba apie jūrinės teisės? Jūrinę teisę. Suverenumą, suverenitetą. Ir kad jie vadina save nuosavais vardais. Žmogus nuosavų vardu. Ilona. Tai vadinasi suverenais. Ar suverenų judėjimu. Žmogus suverenas. Ir kaip visos blogybės, tas judėjimas atėjo iš rytų. Labai tolimų rytų. Amerikoje prasidėjo šio judėjimo istorija. Ir galiausiai tas judėjimas išplito po visą pasaulį. O šiame video sužinosim, kas jie tokie, kuo skiriasi amerikietiškas judėjimas nuo lietuviško ir taip pat, kuo jie panašus. Žmogus suverenas niekada neperduoda savo veiksnumo veikti kitam. Suverenų judėjimas – tai grupė, kurią sudaro daugiausiai aktyvistai, komentatoriai, mokesčių vengėjai, religinės grupės ir finansinių schemų organizatoriai, teigiantys, kad yra atsakingi tik pagal savo specifines teisės normų interpretacijas ir tikėjimų, kad jiems netaikomi jokie vyriausybės įstatymai ar procedūros, kad yra nevaržomi dokumentų, kurie pririša žmogų prie popierinio asmens. Nes jie išduoti apgaulės būdu, man neišaiškinus ir nesuprantant šių dokumentų išdavimo pasekmių. Tai yra prieš mano valią. Galioja tik mano pačios sukurti dokumentai. Gyvam žmogui negalioja įstatymai, tik teisės. Jie gyvena savo įsitikinimo pasaulyje, kuriame realybė nėra gailestinga. Kad ir kaip skelbiesi, kad įstatymai tau negalioja, taip atrodo tik tau vienam. Jungtinėse valstijose jie nepripažįsta dolerio ir teigia, kad yra laisvi nuo bet kokių teisinių suvaržymų. A free inhabitant, they are free people, they have all of the rights of a US citizen without following any of their laws. Jie atmeta daugumą mokesčių formų kaip neteisėtas ir teigia, kad vyriausybė yra pelno siekianti korporacija, įverginusi tautą. Dauguma judėjimo propaguojamų schemų apima priemonės, kaip išvengti mokesčių, nepaisyti įstatymų, panaikinti skolas ar kažkaip išgauti pinigus iš valdžios. Lietuviškas variantas, kaip nekeista, ateina iš dviejų pusių – originalo ir Rusijos. Rusiškas variantas kopijuoja amerikietišką pagal idėją, tik ją pritaiko pagal vietos standartus. Europoje yra pakankamai judėjimo atšakų. Pavyzdžiui, Vokietijoje su suverenais panašus judėjimas vadinasi Reichsbürger, kurie teigia esą nuo 1871 iki 1945 egzistavusio Vokiečių reicho piliečiais. German authorities have foiled an alleged plot that aimed to topple the government in Berlin by force. Far-right movement that rejects the legitimacy of the current German state. Suverenai mano, kad įstatymai galioja asmens konceptui, asmens koncepcijai, virtualiam asmeniui, kuris nėra žmogus, iš kūno ir kraujo. Birth certificate, a legal personality, or legal fiction, is created with the same name to confuse little old you into thinking it's you. So, there is a human you and a paper you, or as it's commonly known, a straw man. O valdžios institucijos yra korporacijos. Ir jeigu naudojate mažasias raides, jūs atstovaujate egzistuojantį žmogų. Jeigu didžiasias, tai asmenį popieriuje. Labai svarbi ir jūrinės teisės teorija. Pakankamas kiekis iš mūsų prisimena tokį Marių, kuris bandė jūrinę teisę įveikti pareigūnus. Jam dėja nepavyko. Kas ta jūrinė teisė, tai leisiu paaiškinti patiems suverenams. Lietuvos Respublika buvo pašalintas, nes kažkas anksčiau paviešino. Taip pat Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos Seimas ir visos kitos susijusios įmonės korporacijos. Komercinių įmonių tikslas yra siekti pelno, kelios jurisdikcijos – žemės, oro ir jūros. Gyvi žmonės yra žemės jurisdikcijoje. Jūros jurisdikcija yra kilusi iš senovės pirklių
kurie keliaudavo laivai. Taigi komercija visame pasaulyje ir buvo pastatyta ant admiralinės jūrinės teisės, kurios pagrindų kilo visa civilinė teisė. Komercija visame pasaulyje yra valdoma pasitelkiant Uniform Commercial Code, UCC. Tai yra komercinis kodeksas, kuris reglamentuoja visą komerciją. O kaip jau matėme, viskas mūsų gyvenime yra komercija. Todėl galima sakyti, kad be kontrakto negali būti komercija. Bet yra viena problema. Pagal UCC gyvas žmogus negali sudaryti sutarties, kontrakto su fikcija, negyva korporacija. Konstitucijai parašyta kontinentaliniam šelfe ir išskirtiniai ekonominiai zonai. Kur tai randasi? 200 mylių nuo kranto. Pirmiausia. Bet mes esame... Į jūrą. Tai va būtent mes sausumoj. Tai reiškia, ką, jūsų jurisdikcija tik jūrai galioja laivam. Nepaklusdami taisyklėms, kurias jie laiko neteisėtomis, suverenai nuolat konfliktuoja su teisėsauga ir valdžios institucijomis. Suverenai dažnai naudoja neteisėtus dokumentus ar klaidingus ir išgalvotus teisinius argumentus kaip savo reikalavimų įrodymus. Jie nuolat pažeidinėja kelių eismo taisyklės, atsisakydami parodyti vairuotojų pažymėjimus, galiojančius valstybinius numerius, transporto priemonių registracijas ar draudimą. Vienas iš dažnų suverenų argumentų, kodėl jie dažnai ignoruoja tokius reikalavimus, yra tas, kad jie keliauja, o ne vairuoja. You needed a driver's license to drive your car? You're not driving right now? I'm traveling in my vehicle. You're traveling in your vehicle. Nes neveža komercinių prekių ir neperveža mokamų keleivių. Kai kurie naudoja savo darbius valstybinių numerio ženklus ir bamperio lipdukus, kurie gali netyčia įspėti policijos pareigūnus, kad jie turi reikalų su suverenais. Dauguma šio judėjimo sąveikų su teisėsaugos institucijomis iš tikrųjų vyksta kelyje. Todėl internete labai lengva pamatyti vaizdo įrašus, kuriuose suverenai konfrontuoja su pareigūnais. Tai yra plačiai visuomeniai geriausiai pažįstamas šio judėjimo vaizdas. Jūsų jurisdikcija, pirmiausia, palauk, jūsų jurisdikcija kur yra vapšė iš viso? Ne, jurisdikcija kokia? Jūrinė teisė. Teismai ir bylos, kuriuose dalyvauja suverenai, gali sukelti problemų teisėsaugos pareigūnams ir teismo pareigūnams, nes suverenus piliečiai gali ginčyti įstatymus, taisyklės ar nuosprendžius, su kuriais jie nesutinka, taikydami vadinamąjį popierinį terorizmą, kai skundai teikiami su teisiniais dokumentais, kurie gali būti fiktyvūs ir labai dideliu kiekiu. Smulkus klausimai, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklių pažeidimai ar nesutarimai dėl mokesčių už naminius gyvūnus gali išprovokuoti daugybę pareiškimų teismui, kurie atima daug brangaus laiko. Suverenų dokumentuose gali būti neįprastų formuluočių, pavyzdžiui, lotyniškų maksimų, nykščių antspaudų ar tam tikrose vietose esančių parašų. Parašai ir nykščių antspaudai greičiausiai bus rašomi raudonų rašalu ar krauju, nes manoma, kad juodas ir mėlynas rašalas rodo korporacijas. Taip pat labai dažnai tam tikri terminai ar vardai ir pavardės rašomi iš didžiųjų raidžių, nes tai kažkaip jos padaro labai svarbiais. Gyvi žmonės reguliariai blokuoja bankų sistemų, mokesčių tarnybų, teismų veiklą, rengia viešus skandalus, nevengia net naudoti smurto prieš savo pareigas atliekančius pareigūnus ir valstybės tarnautojus. Kada tiksliai atsirado šis judėjimas nėra visai aišku, tačiau judėjimo pradžia laikomi 1971, kai krikščionių identiteto sektos atstovas Williamas P. Geilas įkūrė Paus komitetus atšaką, valstybės nepripažinusią, iš arijų save kildinusią antisemitinę bendruomenę. Tas veikėjas teigia, kad ją vyriausybė savo piliečius naudoja kaip užstatą už užsienio skolas. Ir vienas iš Amerikos gyvųjų žmonių judėjimo ideologų, Rodžeris Elvikas, pasiūlė vadinamąją išpirkos koncepciją. Joje buvo skelbiama, kad kai Amerikoje vyko didžioji depresija, ji atsisakė aukso standarto ir kiekvienas gimęs vaikas įgavo teisę į Amerikos ižde atidarytą sąskaitą, kurioje buvo nuo 630 000 iki 3 milijonų dolerių. Šios koncepcijos šalininkai teigia, kad Amerikos piliečiai turi teisę gauti šios pinigus, tačiau vyriausybė jiems to neleidžia. Na ir kalbant apie lietuvišką variantą, YouTube platformoje jūs galite pasabėti pakankamai didelį kiekį video, kuriuose matomi žmonės prisistatantis nuosavais vardais, pagal tą patį šabloną. Kalba apie tai, kad jie yra gyvi žmonės, suverenai, laisvi piliečiai ir jiems dokumentai negalioja.
Toks deklaravimas, anot gyvųjų žmonių, suteikia teisę į nuo gimimo priklausančią laisvę. Kai kuriems durneliams net už 65 eurus įkišama suvereno pažymėjimas, kuris atseit atleidžia turėtoją nuo įstatymų. Deja, tokį pirkiste prarasite pinigus. Lietuvoje gyvųjų žmonių tradicija skelbia Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę, kuriai vadovauja toks Žilvinas Užkuraitis. Šios sektos bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja šeimų maršo veikloje ir protesto akcijų metu dalina lankstinukus apie savo veiklą, skatina žmonės nesiskiepyti ir kovoja už savo teisės būti virš sistemos. Kuo lietuviškas variantas yra susijęs su prieš tai minėtu rusišku, pagrindinės idėjos yra tos pačios. Jie pasisako prie skiepus, atsisako mokėti mokesčius, kildina save iš tikrųjų žmonių, vadovaujasi vedomis, skelbia po pasaulio pabaigą. Ir paskutinis ir svarbiausias punktas – nepripažįsta Lietuvos valstybės. Tiki tuo, kad iš SSRS, Sovietų sąjungos, buvo išeita neteisėtai. Nesam išėję iš Tarybų sąjungos, neturim tokių atsiskyrimo dokumentų, nėra perkeltas turtas, supranti, nuo Tarybų sąjungos balanso į Lietuvos balansą. Tai gavas, kad mes kaip nusikaltėliai pabėgom. Esam neįsiskyrę. Atominė informacija, aišku, šokiruojanti, labai mane šokiravo iš tikrųjų, tai taip išeina mūsų apgavo. Žinomiausias šio judėjimo žmogus Lietuvoje yra moteris nuosavu vardu Ilona. Ji yra žinoma dėl puikaus Lietuvos himno atlikimo. Moteriai yra apribotas teisės į paauglį sūnų ir YouTube ši moteris buvo paviešinusi pokalbis su socialinio paslaugų centro bei valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojais. Tame vaizdo įraše ji dėstė savo jūrinės teisės. Ir video gan ilgas, bet rekomenduoju pasiklausyti. Trumpai reziumuojant šį judėjimą, tai yra įdomus būdas bandyti pabėgti nuo skolų ir įsipareigojimų. Vat, padarote video, esu žmogus nuosavu vardu, Naelis. Susirandate popieriukus, pažymite savo krauju ir vat, esate laisvas pilietis. Jums įstatymai negalioja, mokesčių mokėti nereikia, banko paskolų taip pat. Puikus išėjimas. Tiesa, kaip bebūtų keista, šie žmogeliai nemėgsta kaip apie jos kalbą. Ir reikia paminėti tai, kad jie netgi naudojasi įstatymais, kurie jiems negalioja, bandydami pašalinti video apie šį judėjimą. Taigi, jeigu šio video neberasite YouTube'e, jis bus pasiekiamas Odyssey platformoje. Ir ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Naelis ir čia buvo video apie suverenus. Dešinėn ar kairėn, ženk ten, kur nori tu, jei negandos tokios, ar kelia kas pastoti pagalvos, tik im ir jos toli numos.